Sveiki žiūrovai, atlėkiau į miestą CX parduotuvę. Šį kartą netuščiomis pasiėmiau maišiuką, pilną žaidimų, išsivaliau savo eBay parduotuvę ir dar keletą radau žaidimų namuose, taip kad bandysiu juos parduoti. Gal paims, pilnas maišiukas įvairiausių žaidimų, ko nenupirko ir ką radau namuose dar. Čia gal, aišku, aš juos patikrinau prieš eidamas, maždaug brangesnius įdėjau ir pažiūrėsim, ką išeis rasti. Čia, kaip matote, yra PlayStation žaidimų, SNES. Jaunuolis tikrina, žiūri, ar viskas vietoje, ar kompaktai gražus, skenuoja, einu apsidairyti po parduotuvę, visko čia yra, telefonų, planšečių, konsolių, taip pat ir filmų ir serialų, bet mane domina Switch žaidimai, dėl kurių ir atėjau, ieškosiu, ko neturiu, kažko įdomesnio, aišku, žiūrėsiu pirmiausia vaikui savo, kas jam labiau. Šitą matau Star Wars, prieš kelias dienas pirkau Asdoj parduotuvėj, mokėjau 21 svarą. Šitas dar žaidimas Animal Crossing, populiarus, bet 35, sakyčiau, brangoka, eBay 25 galim įsigyti, taip kad nepirksiu, pilna čia žaidimų, Minecraft, Mario, čia nematytas, bet pasirodė nelabai įdomus. Kas dar, Mario. Nesenai pirkau Mario, tai taip tik kainas žiūriu. Gal Sonicą reikės pasimti. Tikrai rasiu kažką. Galvoju apie 3-4 žaidimėlius. Norėtųsi pasimti Mario, ne Mario, meluoju, Donkey Kongo, bet mačiau 35, eBay gal 28, čia matau Mega Drive, bet sakyčiau, gal vaikui dar per anksti. Einu pažiūrėti, ką jaunuolis priskaičiavo, gal kažko neims, gal viską paims. Ir, aišku, jums parodysiu visas kainas. Jau grįžau iš miesto. Pavyko parduoti visus žaidimus. Visas sąrašas čionais. Taigi, maždaug svaras 20, svaras 60. Čianai Switch žaidimas, brangiausias 8 svarai. O pigiausias išėjo 1 centas. Assassin's Creed. Šiaip keista, nes prieš nešdamas žiūrėjau, kad būtų bent jau svarą gauti. Pigesnių nenešiau. Tai už visus žaidimus pasiūlė 44. Iš viso 23 žaidimai. 44 svarai, voucheris arba 27 svarai grinais. Tai aš, kadangi ėjau pirkti Switch žaidimų, tai pasirinkau žaidimus.
Išsirinkau 3, Soniką, 30 svariukų. Nu, čia aišku, viskas aišku, kaip čia ką daryti. Nuo 3 metų vaikui pirkau, taip pat Minecraft, 22 svariukai. Viskas aišku su šituo žaidimu. Statyt, griaut. Ir dar šitą pasiėmiau, 12 metų, Hyrule, 35 svarai. Vienas iš įdomesnių man žaidimų. Gal vėliau ir sūnus pažais. Bet dar negreiduosiu šiam. Taigi, ir akį dar užmečiau, kiek Sonikas kainuoja eBay. Tai kainos panašios. 24 čia, 25, 25, aukcionas, 27, 33, 27 plus, tai 30, čia 29. Aišku, čia manau gal pigiausias būtų 25. Čia 25, naujas. Šitas, aišku, yra jau second hand. Bet dėžutė gera. Taip, kad brangiau, bet aišku, gavos vis tiek pigiau. Toliau Minecraft. Čia mačiau pigiausias būtų 16 svarų. Rašo naujas, bet be plevelės. Čia naudotas 18. Čia aukcionai, čia 25. 23. Nu, žodžiu. Sakyčiau, brangiau, kaip už naudotą, truputėlį brangiau. Ir šitas Hyrule Warriors. eBay jo vertė. Ai, čia dėžutės, 34, 35, 35, be dėžutės 32. 35. Nu, žodžiu, pigiausias gal koks 34 buvo. Irgi kainos panašios. Atsiprašau, rankos dreba. Be stovo filmuoju. Šiaip pats žanras tai įdomus. Lyginama su Zelda, šiaip įvertintas jisai, mačiau, yra 8,3. Zelda, aišku, 9,5, bet čia tikrai daugiau veiksmo. Tuo įjungsiu, parodysiu. Esu Zelda žaidęs, tai ten toks lengvas pasivaikščiojimas po parką. O čia jau rimčiau. As you upgrade her weapons and start to take advantage of weapon augmenting seals that suit her playstyle. This short sword, for instance, is focused on range, speed, and charging into special attack. Every character is this distinct. Urbosa wields lightning as a weapon. Mipha uses fountains to close gaps and launch enemies into the air, and Zelda wields the Sheikah Slate. I'd love to also tell you about some of the insane characters you'll unlock further in, but that would be spoiler territory. So instead, I'll just say, whoa. Watch and learn! Age of Calamity has some awesome surprises and some truly deep cuts that fans are really going to love. They don't all land. Some characters are more intuitive to use and more robust in design than others, but still, the overall roster is a lot of fun. Coming back to what we can show, meow. Link is perhaps the most traditional character, but he also offers up the most variety.
boasting different combos, special attacks, and bespoke mechanics based on the weapon type he's using, whether it be sword and shield, spear, or two-handed weapon. Sword and shield, for instance, Taigi, smagus žaidimėlis, daug veiksmo, man tokia patinka, keliaut po atvirą pasaulį ir vykdyti misijas, taip pat kelti levelį, keisti drabužius ir žodžiu, tobulėti. Taigi, už visus šituos žaidimus sumokėjau 42, o taip bendra suma 87. Taigi, toks trumpas video. Ačiū, kad žiūrėjo, draugai, ir iki pasimatymo.